Padaugėja šiaip investuotojų jaučiam. Labai stipriai padaugėjo. Gaunam gerą variantą, gerą pasiūlymą ir tada galvojam, kodėlgi ne, painvestavus. Svarbu turėti pinigų. Turėjau Šnipiškėse brangesnį butuką. Biškai ilgiau pabuvo. 800? Jo. Kai žmonės pradeda skaičiuoti investicinės grąžas, tada pasižiūri, kad nieko gero galbūt ir nėra. Šiai dienai ieškau klientam, ką iš principo nupirkti. Perkam tam pačiam naujamestį, kad ir naujos statybos ar kokį rekonstruotą loftą, mes jau į atsiperkamumą kartu turbūt iššokam. Saugus žmogus 200 000 padeda, gauna ten 800, rizikuojantis žmogus, pavyzdžiui, 2 butus nuperka po 100 000 tos pačius loftus, nuomoja juos grubiai, sakykim taip, po 600, 1200 tada gaunasi. Viskas išsinuomoja ir viskas parsiduoda. Labai daug žmonių, kurie tiesiog paskambina, iš karto pirmas klausimas, kokia paskirtis. Jeigu negyvenamoji, aleliuja, viskas. Sveiki visi, naujas mūsų podcastas vėl eteryje, vėl vyrukai čia susėdę, kaip nuotaikos? Puikiai. Puikiai, pas jūs ta puikiai, kaip pas Arūną? Puikiai. Puikiai. Kaip pas tave? Nieko, bet visai gal taip ir, taip sakyčiau, nei šilta, nei šalta. Bet šiaip, kai saulutė pašviečia, faina, kai lyja laukia drėgna, ne faina. Šiaip jo, irgi toks pastebėjimas, labai tų kažkaip namų dabar padaugėjo pas mane pardavimui, tai kažkaip pataikau vis ant to lietaus, rodyti tos namus ir jau kelintą savaitgalį rodau ir balos, šlapia, lyja, tu ten stovi laukia, rodai ir kartais būna, kad namai, vat būtent pagrindinė vizitinė kortelė ir yra miškas, laukas, aplinka ir panašiai, viduje nieko gero ir vat tavo kaip ir pliusas yra iš esmės laukas, bet kai lyja, šlapia ir dažnai tamsu dar. Jo, ir aš kažkaip visada važiuoju jau į tą namą rodyti ir žiūriu, jeigu lyja, jau toks. Dar guminius užsivedi, kad neklampuotų. Jo, šiaip nesidėjau niekada dar guminių, bet manau, kad jo, kai kur galbūt ir reikia, nežinau, galbūt naujoje statyboje. Esi su guminiais kada ėjęs? Labai seniai, bet esu ėjęs. Tokie buvo populiaru antbačiai kažkada ant batų, kur užsidedi ir... Galėtų būti mūsų rėmėjai kažkada. Jo, tai čia gal irgi... Labai naudingas dalykas galėtų. Jo, tai va. Tai va, o šiandien pašnekėsim irgi tokia, sakyčiau, labai visiems rūpima tema galbūt, nes labai daug, va čia su Arūnu šnektelėm su Justu, kad labai daug padaugėja šiaip investuotojų jaučiam. Labai stipriai padaugėjo, jeigu mes žiūrėtumėm turbūt prieš metus ar daugiau buvo momentas, kur mes sakėm, kad tų investuotojų jo dingia visi kažkur. Matyt, buvo metas, kur geriau pinigus buvo investuoti kažkur kitur, bet ne į nekilnojamą turtą. Nes kai buvo aukštos palūkanos, tai ir obligacijose buvo tarsi gerų pasiūlymų, kur tos pinigus įdėti. Dabar situacija keičiasi. Ir žmonės grįžta prie mieliausios turbūt savo investicijos, tokios, kur apčiopiamos. Ir tikrai jaučiam daug, bet turbūt pamatėm problemą, kad galbūt sudėtinga rasti vis tą objektą nupirkti kažkokį investicijai, nuomai. Atrodo, objektų rinkai yra tikrai kaip ir yra, bet kai žmonės pradeda skaičiuoti investicinės grąžas, apie kurias galbūt ir šiandien pasikalbėsim, tada pasižiūri, kad nieko gero galbūt ir nėra ir tada ir prasideda klausimai, ką geriau pirkti, kurioje lokacijoje geriau pirkti ir panašiai. Ar čia dar tu būtų nuomai reikia iš vis Vilniuje, ar čia yra paklausos, ar nėra? Tai šiandien galvat plačiau apie būtent investuotojus, laida galbūt daugiau, lietuvių šiaip yra daug investuotojų, manau, visi beveik galvoja apie tas investicijas. Aš net kartais ir namą, prie to pačio, jeigu privedant rodžiau namą, ten pas mane, kadangi per daug aukštus 2 butai yra, tai žmonėms sakau, atvažiavo pirkti namo, skužėkit antrą aukštą, galėtumėt iš vis paimti investicijai, nupirkti ir išnuomoti. Ir tada taip susižvalgia ta para, aha, plaukit, kokia čia nuoma, kokia čia graža gautis, kaip čia ką, ir gal mes ir visai įdomu, ir tada, tai sakau, kartais investuotojai tampame tiesiog net negalvodami apie investiciją, tiesiog gaunam gerą variantą, gerą pasiūlymą ir tada galvojame, kodėlgi ne, painvestavus. Svarbu turėti pinigų. Jo, tai kaip šiaip pati, nežinau, pradžioj nuomos rinka, kaip šiai dienai, kaip jaučiat, gyva, negyva, mirus tą nuomą? Šiaip labai nuo objekto priklauso. Aš pastaruoju metu keletą pigių tokių butukų turėjau, tai greitai nuomau, greičiau. Bet pigių tai kokių? Įvardink, žiūrovom, vienas 300 eurų. Štuka 300, ne? 300, o kitas
6 nu tai jau ne visai pigus, bet... Vidutinis toks. Jo, bet 300 tai čia barakas? bendrabučio tipo? Ne, su savo patogumais, su viskuo. Bet bendrabutiniam pastate kažkiam, ne? Ne? Senoj statyboje vienas kambarys. Taip. Ekskliuzyv. Čia žaidžiam taip ar ne žaidimą? Palauk, tai gerai, senas, tai pirmas aukštas visiškai... Iš vis toks keistas reikalas iš tikrųjų, nes aukščiau irgi yra butukai tokie, kambariukai padaryti, bet ten pirmam aukšte, vienoje pusėje biblioteka yra ir atskirti tokie 5 butukai. Mažiukai su savo komunikacijom, su viskuo. Reikės pažiūrėti, kad tu ten apie 14. Aš šiaip negalvau, kad tu pradėjai užsimti kažkokiais tokiais įdomesniais variantais, bet dabar... Tai labai didelis domėjimas buvo, išnuomavom, o kitas irgi greičiau išnuomavo. Bet tas už 300 buvo jisai centre ar kažkur? Jeruzalė. Okay. Jo. Prie netoli Santriškių žiedų šito. Tai ir kitas buvo, čia Santriškėse tiesiog pats butas, tai irgi greitai išnuomavo, bet turėjau Šnipiškėse brangesnį butuką, biškai ilgiau pabuvo. 800? Jo, kažkas apie 800, tai ilgiau nuomavosi, bet man atrodo, tai koreliuoja su tuo, kad daugiau gal konkurencijos buvo. Konkurencijos daug. Aš į Lazdinėliuose turėjau būti už 6 kem 2 kambarių. Keista, šiaip irgi taip ir savininkam kažkaip pasakiau, kad čia savaitė ir mes rasim. Ir po to taip žiūriu 1 savaitę, 2 savaitę, 3 savaitę ir ateina, pasižiūri, sako, einam toliau kitus žiūrėti. Ir tada žiūri, kad jau ten 3-4 savaitės praeina ir tu kaip ir neišnuomuoji. Ir tada šiek tiek tą kainą pasileidom ir radom galiausiai, bet apie ką ir kalbu, kad kaip ir jūs tas sako, galbūt ir tos konkurencijos daugiau yra. Ir toks ir dalykas. Bet realiai visą laiką jau kaip prasideda tas, toks metai iš metų jau šildymo sezonas jau kaip pasikūrė. Šiais metais, aišku, jisai anksti prasidėjo labai, taip. Bet šiaip spalio 2 pusė, jau ten lapkričio mėnuo, gruodis, nuomos rinkoje būna labai prasti. Iš esmės, jau čia kaip pasakėt, persiverčia stipriai tai tos svarstyklės ir jeigu ten rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio gale buvo ten savininkas, galėjo rinktis kokį jisai nuomininką nori, grožio konkursą daryti, tai dabar jau realiai nuomininkai daro grožio konkursą ir konkursuojasi butus, kokio jisai nori, o savininkas jau turi kartais šiek tiek gal labiau nusileisti ant žemės ir supras, kad jo tas laikotarpis dabar yra nebetinkamas ir turbūt jau ten nuomos kaina gali būti 10% tikrai mažesnė. Ir pastarosius 20 gal netgi. Ir keletą metų pastarosius ta nuomos kaina vis metus panuomavai, po metų dar plus 5 eurų, dar plus 5 ir tokia labai sparčiai sukilo. Tai matomai dėl to ir sunkiau dabar nuomuojasi, nes lūkesčiai buvę yra ir kaip tu mažinti kainą kažkaip nesinori. Ir labai visą laiką natūralu išėjo nuomininkas ir tu nori dar geresnio ir dar brangiau, ir kad tas nuomininkas negyventų. Bet situacija yra dabar, sakykime, bet čia yra metai iš metų, tai yra dabar šiek tiek prastesnė, ten tada vėl reikia sulaukti iš esmės kokio kovo mėnesio, kur vėl ta situacija nuomos rinkoje pradeda gerėti, tas aktyvumas atrodo šiek tiek didėja ir viskas stabilizuojasi. Labai ir nuo konkurencijos priklauso, jeigu tam rajone ar kvartale daug būtų, čia kaip ir šiaip prieš laidą šnekėjom, užsiminėt. Tai čia prieisim prie šito momento, tai pašnekėjom, kas su nuomos rinka vyksta, bet dėl ko galbūt ir mes tą temą čia iškėlėm. Šiai dienai ieškau klientam, ką iš principo nupirkti, kad ta konkurencija dar nuomos rinkoje padidėtų ir tu pasižiūri, jeigu yra tavo biudžetas, paimkim ten, 120 000 eurų, labai sudėtinga, ta prasme, rasti tinkamą variantą, kuris atrodytų, kad būtų likvidus, tai visme, kad tu greitai surastum tą nuomininką, kad galbūt... Bet likvidus ką turiu omeny, kad ir parduoti greitai? Tai visme, jeigu vienas nuomininkas išėjo, kad galbūt sąlyginai kitas greitai atsirastų ir ten, 5 metų bėgyje, jeigu tu sumastytum parduoti, kad tu jį gan greitai nesunkiai galėtum parduoti ir galbūt tą kainos prasme prieaugis būtų didžiausias. Toks, sakykime, pamastymas, ne? Tai, realiai tų variantų yra labai mažai. Aišku, tu ten gal nesinori labai lysti į miegamuosius rajonus, nori žiūrėti kažkur natūralu, arčiau aplink centrą,
Tai tų variantų nėra, ta prasme, yra... Bet yra du turbūt tokie tipai investuotojų, kurie vieni žiūri, kad fainas būtas patiems būtų, o kiti, kur žiūri tik tai į atsiperkamumą ir į skaičius iš verslo pusės, kad tai gerai ten skaičiuotųsi. O treti, kur nori, kad ir atsiperkamumas geras, ir kad geras vaizdas, ir geras būtas. Tai dažniausiai tie po 2-3 metus ieško. Jo, tai bet šiaip... Jo, tai jeigu kalbam apie, kad nesvarbu mums atsiperkamumas, tai turbūt lengviau galima nupirkti ten su kokiu 4-5% atsiperkamumu, kad ir miegamajam rajone kažkur tai. Bet jeigu žiūrim, kad ir tą atsiperkamumą maksimalų gauti, tai tikrai sudėtinga. Bet kartais net miegamajam rajone tas atsiperkamumas yra šiai dienai turbūt net šiek tiek didesnis, nei žiūrint kažkur arčiau centro iš esmės. Nes, istoriškai, jeigu žiūrėt, tai visą laiką yra, pavyzdžiui, senamiestį atsiperkamumas mažiausias. Taip. Iš esmės, kažkur miesto pakrašty tas atsiperkamumas didžiausias. Bet ko galbūt yra neįvertinama, tai yra prastovos. Iš esmės, ką tu sakei lazdinėlius, ar ne, tu gali ten taip gal bus grąža didesnė, gal bus daugiau nei 5%, bet tu mėnesį laiko ieškosi naujo nuomininkų. Centre tu turėsi 4%, gal net ir mažiau turėsi šiai dienai, bet tau tu nuomininką kitą rasi ten per savaitę. Jo, bet tokie, žinai... Keistas toks dalykas, kad senamiestyje atsiperkamumas taip nėra didelis, bet Šnipiškės naujamiestis, jeigu žiūrim naują statybą, ten nupirkam būtą už kokius 220 tūkstančių ir nuomojam už 800, tai atsiperkamumas kas ten gaunasi, ar ne, kažkas 4-5% tame tarpe. 4. Jo, bet jeigu mes perkam tam pačiam naujamiestį, kad ir naujos statybos ar kokį rekonstruotą loftą, mes jau į atsiperkamumą kartu turbūt iššokam. Tik tai problema, kad ne visi, jeigu jau perkame emociškai, kad butukas yra mažas, nefaina pačiam gyventi, vaiko nenorėčiau ten įkišti ir panašiai, tokie neperka, bet nepaskaičiuoja dažnai, kad atsiperkamumas bus 7-8%. Ir iš nuomos tikėtina labai greitai, likvidus bus turtas. Bet čia visą laiką turbūt yra bet šitoj vietoje, nes čia galima, žinai, labai daug kiekvieno atveju ginčytis. Šnipiškėse paimkim tą butą už 220 tūkstančių, kur tu nuomosi už 800, tau bus gana saugi investicija, iš esmės. Dėl likvidumo parduoti. Dėl vertės prieaugio, kad tau bus gyvenamoji paskirtis, atskiras unikalus numeris ir jeigu tau ten reikės parduoti, tu išsitrauks tos pinigus, ne? Bet čia aš vadinčiau tokios seslesnio žmogaus, kuris neskuba gyventi, tiesiog kažkur įdėti didesnę sumą pinigų ir panašiai. Sakykim taip. Naujamiestį, taip, tu gali ten rasti net iki 100 šiek tiek €1000 loftuką, kur tu išnuomosi ten už 550 turbūt, 500-550. Net 600 nauja. Kartais iki ten iki 600 €. Bet tu ten turėsi ten negyvenamąją paskirtį, tu ten turėsi naudojimąsi tvarką, kur būsi bendras savininkas ir kažkurio momentu gali būti, kad tu ten tiesiog sunkiau užsitrauksi pinigus, jeigu tau reikės šitoj vietoj. Bet jeigu aš perku 4, 5 ar ten 6 būtą investicijai, tai dėl mokestinės vertės ir panašiai, tai čia yra tada nusipirkai corner viešbučio kambarį, ten perdavai viešbučiui ir tu ramus sėdi ten, ten turi, tarkim, 8%. Bet daug kas iš žmonių nori fiziškai turėti tą daiktą, neduot kažkam administruoti patys, nori tiesiog jie turėti. Kas turi 5, 6, turbūt jie gal patys jau taip jau, jie žiūri racionaliai, ne, jau jie biškai yra atsikandę. Aš labai tą atsiperkamumą žiūriu ir visada savininkams sakau, viskas labai priklauso nuo rizikos laipsnio. Kaip ir Arūnas gerai pasakė, jeigu tu nenori rizikuoti, tu tiesiog nori toks būti, tiesiog numest kažkur pinigus saugiai, padėti ir panašiai, taip, tu perki ten už 200 tūkstančių kažką, tu išnuomoji ten gerai už tos pačius 800, tavo ten 4% grąža ir tu saugiai ten viskas tvarkoji. Kas toks, sakykime, taip šiuolaikinis velnietis lietuvis, kuris ten mėgsta. Velnietis. Norėjau sakyti velnes. Šiuolaikinis velnes, kuris nori čia ir dabar ir kuo daugiau gautų pinigų kiekvieną mėnesį, nes logika būtų kokia, saugus žmogus 200 tūkstančių padeda, gauna ten 800,
rizikuojantis žmogus, pavyzdžiui, 2 būtus nuperka po 100 000 tos pačius loftus, nuomoja juos grubiai, sakykime, tai po 600 1200 tada gaunasi jo ta nuomo suma. Kaip tu pagalvoji, jau daugiau gauni. Tai jiems atrodo visada noris daugiau, bet faktas, kaip ir Rūnas sakė, yra rizikų. Tu greičiausiai pirksi taip su naudojamas tvarkom, tu greičiausiai pirksi su kitom paskirtim ir panašiai. Tai vienintelis šiuo atveju, kodėl ta rizika, aš matyčiau, tai iš esmės dėl pardavimo, kad tu greit taip labai galbūt ten per savaitę taip neparduosi, bet iš tikrųjų jie parsiduoda tie daiktai, atsiranda tie pirkėjai, nuperka ir turi būti pirkėjas iš nuosavų lėšų iš esmės. Taip, ir greičiausiai lygiai toks pats, kaip tu velnės toks buvai, atsiras kitas velnės. Kad, sakai, iš nuosavų lėšų turėtų būti loftų pirkėjas, tą turėjai. Kur yra naudojimas tvarka, ten yra administracinė būtent paskirtis. Naudojimas tvarka dabar 8% finansavimas. Bet kokia paskirtis buvo? Gyvenamoji. Tai gyvenamoji, bet jeigu yra administracinė dar ir ten su naudojimas ten tvarka. Sunkiau jau. Tada vis tiek galima, bet žiūri ir į projektus dar tam tikrus. Tai va, čia vėlgi reikia žiūrėti pačiam pirkėjui, ar jisai perka iš nuosavų lėšų, ar jisai perka irgi su paskolo, nes yra klientai, kurie tiesiog jie nori maksimaliai prasifinansuoti. Pavyzdžiui, jie paskolų neturi, jie nori maksimaliai prasifinansuoti ir jie tada turi žiūrėti, vėlgi yra kažkiek įpareigoti žiūrėti pagal teisinį statusą, kad viskas būtų, kaip turėtų būti. Tarsi be, kad ten kažkokių naudojimas tvarkų ir taip toliau. Yra labai daug žmonių, kurie tiesiog paskambina ir iš karto pirmas klausimas, kokia paskirtis. Jeigu negyvenamoji, aleliuja, viskas. Su to žmogum tu gali nebeturėti ryšio daugiau visą gyvenimą. Dažnai, žiūrint į ateitį, tai anksčiau ten, sakai, naudojimas tvarka finansavo iki 8%, kažkada galimai turbūt 8,5 finansavo ir ten didelių problemų nedarydavo, bet tai jau dabar yra bankų, pavyzdžiui, ten, nevardinsim, bet kurie jau nefinansuoja tokio daikto. Iš vis, naudojimas tvarka, ne, eikit, yra 2 bankai, kurie galbūt ten jūs prafinansuos, bet visą laiką yra tikimybė, aš kaip sakau, po 5 metų, kad nebus nei vieno banko, kuris tavęs nefinansuos, tavo pirkėjo. Galbūt. Ir viskas, tu tada, žinai, toks liksi biškiant ledo. Jo, bet kaip aš sakau, visi daiktai parsiduoda, bet kokiu atveju tų, kaip aš vadinu, kaip vadinu, kešinių žmonių jų tikrai yra ir mes patys matom, kad labai daug dar vis tiek yra žmonių, kurie be banko paskolų perka. Ir viskas jau buvo ir bus ir problemos kaip ir parduoti nebus. O lokacija? Ką galvojate apie lokaciją? Ką investuotojams pasiūlėt? Aišku, daugiau kalbėjot centrinės, ne miesto dalis. Aš visą laiką žiūriu taip, kad kuo arčiau centro, tuo geriau. Ta prasme, vėl žiūrint ten į tą patį likvidumą, ar ne? Nes, mes žinom, loftų ten yra kažkur ir... Naujoji Vilnė yra... Naujoji Vilnė, ten žemuosiuose Paneriuose ir ten Graičiūno gatvėje, kur... O šiaip esat girdėję, ten šiaip išsinuomė, aš pats, pavyzdžiui, neturėjau Naujoji Vilnė. Aš esu kažkada matęs ten skelbimų, bet, man ten toks klausimas... Kas ten labai nori nuomotis, Tai matyti ten vietiniai, kas ten gyvena ar dirba. Kas dirba ir dirba kokiam Kaune ar ten Trakų Vokiai ir, patogu, žinai, išvažinėti iš miesto. Arba ten toj pačioj Graičiūno gatvėje, kur ten tokie sandėliai ir taip toliau. Galbūt, bet, man jau toks, žinai, atrodo biški... Bet, kaip sakėm, viskas išsinuomoja ir viskas parsiduoda. Aišku, tu ten žaidi su kaina. Kaina ir kiek tu laiko, vėl, kaip sakau, ieškosi nuomininkų. Nes, vėlgi, žinai, žmonės kartais paskaičiuoja pliką grąžą, paima mėnesinę nuomos kainą, padaugina iš 12 ir padalina iš pirkimo kainos ir neva gauna grąžą. Bet tai tu turi įsivertinti mokesčius. Jeigu tu juos linkęs mokėt, tikiuosi mūsų žiūrovai yra linkę mokėt mokesčius. Mokesčiai kažkokie galbūt su laiku atsiranda patobulinimai, ko tu reikės prieš mokesčius? Nieko, aš tai viskas tvarkoju, tu tęskite savo pokalbį. Kažkokie patobulinimai turto, prastovos galimas, kur reikėtų įsivertinti ar ne, ir automatiškai tada ta grąža, jinai tikėtina, jinai dar pamažėja. Taip. Tai dabar...
ir dėl tų šitų dalykų, ką reikia įsivertinti irgi, mes čia kaip ir viską gražiai nušvietėme apie tas kitas paskirtis ir panašiai, reikia nepamiršti, kad yra ir kitų paskirčių mokestis. Tai jeigu ne pirmas būstas ir nedeklaruoji ir panašiai, tai yra tam tikras mokestis, jie dažniausiai sviruoja nuo 0,7 iki 1%. Dažniausiai tų būstų, aišku, mokesnės tos vertės, kol kas jos nėra tikrai didelės, jos yra mažos. Jos kažkas pasikeičia kažkiek, bet nebus ten gerai, kalbėkim gerai per metus, 500 eurų, 400 eurų ten bus, sakykime, bet jeigu tu žinai, jau gauni 500 eurų nuomą, jau tu tada vieną mėnesį jau atiduodi tą mokesčių. Arba brokeriui, arba atiduodi geriau šitam valstybei. Bet žinai, tu atiduodi mokesčiui, tada dar tu už nuomas pajamas susimoki mokesčius, nes jeigu tau yra negyvenamosios paskirties turtas, tai man atrodo, tu net negali verslo liudijimo turėti, ar ne? Pataisykit mane, bet man atrodo, taip ir yra. Ir tada kitas dalykas, tu ne visur gali išimti nuomininkui leidimo gatvį parkuoti. Vėlgi yra ten, reikia įsivertinti tos visus niuansus, ta prasme, kaip nėra, kad nupirkau butą, ten gaunu 500 eurų ir viskas, ir jie lieka mano kišenėje. Man tai taip atrodo, grįžtant prie lokacijos, kaip sakėm, ar ne, tai ta lokacija man grinai tokia skonio reikalas, ta prasme, nes vienam mes galime ateiti su savo tiesa ir sakyti, kad arčiau centro reikia ir panašiai. O jisai nupirks per Kunkėmį Pilaitį ar kažką ir jisai ten kelintą butą jau nupirkęs galbūt ir sėkmingai nuomoja. Sėkmingai nuomoja ir galbūt greitai išnuomoja, galbūt neturi daug konkurencijos ir panašiai. Tai čia skonio reikalas, manau, ir negalime įtikinti ir įpiršti, kad čia jums geriausia, greičiausia. Mes galim tiesiog savo iš kažkokios praktikos duoti biškai pavyzdžių ir viskas, bet tai iš esmės, aišku, jeigu yra žmogus ten iš kito miesto, tu duodi tipsų ir know-how, bet aišku, jisai renkas, jisai pinigus moka, bet jeigu jisai yra, kaip tu sakai, Vilnietis, tai tikrai dažnu atveju turės savo įžvalgų ir... Ką dar pastebiu, kad labai reikia žiūrėti, gal ne tik, kad rajonas, bet kad tas rajonas turėtų ką pasiūlyti, kaip, pavyzdžiui, Baltupėje ar ne, Romerio universitetas, Jeruzalė, irgi aplinkui tą vietą. Saulėtekis tas pats. Saulėtekis, tada Šnipiškės, kiek yra verslo centrų, Daukozo parkas. Kur tavo nuomininkai, jie dirba ir... Nes jeigu tu nupirki turtą ten, kur... Laukai. Naujas Antakalnis Duburio gatvė. Taip. Tik šeima gal ir sinuomos didesnį būstą, bet 2 kambarių būstą ten išnuomoja. 2 kambarių irgi išsinuomos, bet bus natūraliai mažesnė kaina. Paprasčiausiai su elektriniu paspirtuku į centrą sunkiai iš ten nuvažiuosi. Iš Duburio gatvės. Su elektriniu dviračiu irgi matyti niekaip. Šaligatvių ten niekur nėra. Yra tam tikros problemos, bet apie lokaciją... Nebent IT srities žmogus dirba iš namų, jis nori gyventi žalioj gamtoje ir tu su savo Šnipiškiam sakys, tu net nerodyk man. Ką tu čia norėjai sakyti apie lokacijas? Dar apie lokaciją. Duburio gatvėje beje irgi pardavinėjau butą, Stirnos ateidavo į kiemą, tai tas labai faina. Šnipiškėse greičiausiai nepamatysi. Bet Dylaukio gatvėje Baltupiuose sugyvenęs ir ten irgi ateina Stirnos. Ozo parke aš irgi esu matęs Stirnų. Po to gal čia laidos pabaigai paliksim, ką Justas yra matęs. Atrodo, tavo Stirnas, tai ten... Kad Justas atsiuntė man liūtą matę, ta prasme, Vilniui, primės prie savo chatos, man čia... Ten kaip liūtas, ten kaip tigras. Liušis, bet ten liušis. Bet ta prasme... Gerai, kad žirafas neatėjo. Bet ten, ta prasme, kieme vaikšto liūtas. Wow, einam prie dėl lokacijos, ką aš irgi norėjau pabaigti dar, tai irgi norėjau užsiminti, kad labai gerai dėl tų komercinių ir panašiai, nes kiek turėjau, pavyzdžiui, Ozo parke būstų, jie ta prasme, taip, išeina tie nuoma. Tai irgi, kad komercija, parkas, nežinau, tas pats Vičy parkas, ten arena, Twinsbet dabar ir panašiai. Tai va šitos labai irgi veikia lokacijos. Vičy, sakei? Ne Vičy arena. Vičy turbūt. O Dieve, žiūrėkit, komentaruose jūs... Tarp krabų lasdelių čia Žiūrėk, jau komentaruose iškeikė tave, kad tu mane pertraukinėjai, o dabar iškeiks tave, kad tu man dar dėl... Gerai, dabar kitas klausimas. Gerai, o kai įsirengsite, nusipirksite savo investicinį būstą, tai ir žinoma... Ir jisai bus, jeigu su dalinė apdaila, arba reikės pilno remonto. Taip, o greičiausiai, kadangi daug studijų, daug loftų šiai dienai yra tuščių ir dalinės apdailos pasirinkime, tai nusipirkus tokį dalinės apdailos būstą, pirmas žingsnis, ką turit padaryti, eiti į domdomhome.com puslapį ir pasikonsultuoti
yra skaičiuoklė, pasiskaičiuot galite savo virtuvės, baldų, drabužinių, spintų kainas. Tada galite atvykti į DomDom saloną, Konstitucijos prospektas 18, pasikalbėti, pasižiūrėti pavyzdžių, daug furnitūrų, daug apdailos spalvų dalykų, išsirinkti savo tinkamą virtuvę. Dizaineris jums nemokamai viską suprojektuos, padarys ir jūs turėsit puikų variantą investicijai. O man tai sakyk, ar ten galima tik virtuvę įsigyti? Jūs tai dėja ne tik virtuvę ten galima įsigyti, bet galima įsigyti ten ir spintas, komodas, TV konsolės gali pagaminti. Žodžiu, ką jūs būste norit turėti. Žodžiu, viską pilnai gali padaryti. Ką jūs norit turėti, tą jums DomDom ir pagamins. Tai labai puiku būtų pasikonsultuoti, tikrai nemokamai, pasiskaičiuoti taip pat irgi nemokamai, dizaineris būtų, jeigu gamintumėtės irgi nemokamai. Tai ką, važiuojam į DomDom? Jo, o jeigu tu jūs, tai pavyzdžiui, nuperki būstą ir yra ten sena virtuvė, ką tu darai? Ką aš darau, pasikviečiu Joną, su plaktuku dideliu viską išdaužo ir viskas. Kur Jonas šiukšlas deda? Ar aš... Nu va, tai jau neaišku. Čia jau jo reikalas. Jo, tai va tu klysti. Jeigu tu išsirinktum domdom.home.com nuėjęs į jų puslapį ir išsirinktum virtuvę pas juos ar dar kažką, jie nemokamai tau seną virtuvę demontuotų. Tai Jono man realiai nebereiktų. Tai Jono nebereiktų ir tu staupytum pusę štukės eurų. Nu, tai va. Išveža ir po to atveža, sumontuoja naują, gerą, kokybišką, su visom garantijom, ne kažkur garažiukę surinktą virtuvinį pilną komplektą. Ir ne tik. Gerai. Tai va, domdomhome.com, apsilankykit ir manau tikrai surasit gerų sprendimų ten pas juos. Ar jums tekia daug nuomoti namų, kotedžų ir panašiai? Man asmeniškai per 11 mano darbo metų nei kartą neteko nuomoti nei kotedžo, nei namo, bet ką pastebiu, kad vis kažkas tai iš lūpų į lūpas perka arba pasistato namus arba kotedžus ir juos nuomoja. Aš esu nuomavęs, gal net daugiau turbūt namų nei kotedžų kažkokių. Ir esu labai daug sulaukęs klausimų iš klientų. Tai čia turiu gal daugiau pinigų, ar čia nupirkti 2 butus, ar gal geriau kokį namą arba kotedžą nupirkti ir jį nuomoti. Tai vat kokį variantą rinktis. Tai mano pamąstymas būdavo, kad saugiau yra visgi pirkti 2 butus ir juos nuomoti, nes kiek esu nuomavęs namų. Mažiau likvidus. Ilga prastava. Labai ilga. Tavasme, kartais buvo ten 3-4 mėnesiai. Iš vienos pusės tu pasižiūri konkurenciją, pasižiūri pasiūlą namų nuomai ir jos nėra. Realiai, atrodo, nėra iš ko rinktis, bet realiai tie nuomininkai, jie vis tiek labai yra daug kriterijų, pagal ką jie renkasi ir jie ten gali ieškoti pusę metų, žinai, jiem nėra, kad čia reikia per mėnesius susirasti kažkokį būtinai būstą. Ir būtent dėl tos likvidumo priežasties aš rekomenduodavau į butus investuoti. Aš turėjęs irgi, kaip jūs sakote, tiek metų dirba, tai vienintelį irgi, dabar kaip pagalvojau, kotedžą Pilaitį tik turėjau nuomai, tai jį išnuomavom, viskas tvarkoj, bet irgi susidūrėm su kokią problemą, apie tai po to ir šnekėjom su pačiais savininkais, kad galbūt tada geriau tiesiog tą kotedžą parsiduoti ir pirkti, kaip sako Arūnas, 2 butukus, nes susidūrėm su problema, kad visi beveik nuomininkai, nes ten naujai, gražiai buvo tvarkingas kotedžas ir savininkai faktas, kaip ir visi, nenori mažų vaikų, nenori gyvūnų ir panašiai. Bet ten visi ta prasme, nežinau, ten 9 procentų šunys, katinai, maži vaikai ir panašiai ir tada, ir kalbam su savininkais, žinokit, taip, priimsim viskas ok, bet kas ten po metų iš to būto bus ar po 2, klausimas. Ypatingai, kai tie šunys pradedam googlinti ir ten žiūri, kad jie aukštesni už Justo vaiką, tai tada pagalvoju, kas ten gali būti tada, tai... Ne, tai esmė, kad... Tai ką norėjau pasakyti, butas tiesiog labai greitai susidėvi, tiesiog, ir tu tada... Namas, tiksliau, kotedžas tai kaip butas. Tai, bet esmė, kad tu, kai išnuomai butą, tai tau nuomininkas gali tik butą nudrožti, pavadinkim, bet kai tu išnuomai namą su kiemu, nuomininkas jisai niekada nebus interesuotas ten kiemo prižiūrėti, ten galų gale, kad tą žolę normaliai pjaut, kažkokie, jeigu ten yra augalai, kad juos prižiūrėt. Ten yra
krūva dalykų, ta prasme, žinai, vartai, visokie tvoros, ten žolė, augalai, terasos. Tai arba tada savininkas turi kažkaip susitart, kad žiūrėk, tu gyveni, bet aš tą samdau ir prižiūriu. Ja. Ir klausimas, kas tada apmoka, nes nuomininkas niekada nebus linkęs, žinai, apmokėti ten, pavyzdžiui, kad ateis sodininkas kažkoks ir, žinai, ten prižiūrės visą kiemą. Savininkui tai, okei, tu gali mokėti, bet tada automatiškai tau yra išlaida papildoma, žinai. Tas pats tą pačią žolę tu pjaut, turi laistyti, tai yra. Tai žodžiu, investicijai pasirinkti namą arba kotedžą mūsų nuomonė. Gal nebent mažiuką kotedžą, nu, vat, tu sakei, ar ne, dabar taip, čia daug kas kalba. Oi, atveskit mums čia vokiečių karininkus, ne, ten, nu, bet tai, va, natūralu, kad jie ieško didesnių būstų, nes atvažiuoja su šeimom, žiūri, kad arčiau būtų ten, kur šalia darbo vietos. Jo, tos darbo vietos, kokie čia gaunasi rytinę miesto pusę, turbūt pietrytinę, kažkas tai jo, pietrytinę miesto pusę. Tai, vat, ten galbūt ir yra racijos, nu, bet klausimas, kiek tai bus laikė aktualu, žinai. Kiek tai tvaru? Na, tvaru, tai gal tvaru. Galbūt ten vokiečiai neteis su šunim ar dar su kažko, bet vaikų faktas atsiveš. Gali būt. Su viena klientė bendrau 1,5 kambario butuką išnuomavo vokiečių karininkų. Nu, tai vienas, jeigu atvažiavo. Jo, bet tikrai ten, jo, tai kotedžiukai kažkokie, va tokie kaip kotedžas / butas, nu, kur ten tas kotedžas 7-8 kvadratų, manau, toj lokacijai bus visai patrauklus nuomai. Jeigu bus jų pasiūloja aplamai. Kokia lokacija? Kalninai Pavilnys. Ja. Jie vieni atvyksta, o po kiek laiko susiranda antrą pusę? Nežinau. Tai bet Tinderį būna, jie ar nejaučiu? Čia jau tau klausimas. Aš irgi nežinau, tai čia galvoju. Tai gerai, žiūrėkit. O šiaip dabar naujas ar senas? Šiaip. Ne, tai palauk, dar grįžtam. Nu, davai. Ar miesto pakrašty turi 120 000, ar miesto pakrašty perki 2 kambarių butą? Arba perki centre. Aš kaip esu tas, kaip minėjau, velnės, tai aš tikrai rizikuočiau, aš jau geriau. Tikrai. Aš pirkčiau... Nes tau reikia pinigų čia ir dabar. Jo, aš pirkčiau loftą, rizikuočiau, kažkur gerai tos paskirtis, dar kažkas, bet, nu, didesni pinigai, tu Po to pasukčius pinigai ir atsidari. Jo, tai aš tokį variantą rinkčiausi. Nežinau, ką dėdė jūs tas galvoja. Aš rinkčiausi irgi loftuką, kažką tai arčiau centro, nes visų pirma, aš dar žiūriu, kad jisai būtų kuo naujesnis, pavyzdžiui, kuo mažiau nudėvėtas. Nes, bet jeigu naujai suremontuotas butas. Jo, tai visiškai naujai. Bet, žinai, yra... Klausimas, ar įpirksi visiškai naujai suremontuotą. Dabar senoj statybų 120, dabar žiūrėk, Taikos gatvėje eina būtai. Seniai nesuremontuoti. Tai... Ne, tai žiūrėk, mažą butuką kažkokį, tai galim nupirkti kokiai Salomėjos Nėries gatvėje, Perkūnkėje. Aš Pilaitį pardavinėjau 1 kambario butą už 127 000, 30 000. 1 kambarį, gerai, kiek tu už 1 kambarį gausi, maks? 5 PM. Bet jis vis tiek yra senumo kokių 10-15 metų, ne? 2 metų senumo. Vyšnių pirmas etapas. Taip, tai čia naujas pakankamai. Su vaizdu į tą tvenkinį, kudrą. Nu kol kas, nes ten namai planuoja būti. Jo. Nu tai va, 12 aukštų. Ką tu rinktumės? Tai jis seslus, jisai sėsliai gyvena. Aš turbūt centre, nu, kuo arčiau centro vis tiek rinkčiausi. Mes turbūt kažkada Girlaidą filmavom, kur buvo mūsų pasirinkimai, ne, ten kažkas iki 100 000 eurų, kur tu rinkaisi ten Čečmecham nuomat kambariais 8 aukštų lovas, o mes rinkome su Mantu turbūt kažkur. Jo, loftus. Tai, bet vėl žiūrint, ką tada mes rinkomės, dabar toli gražu tokių variantų nėra. Taip. Nu, ta prasme, iki 100. Aš paėmiau, tada buvo net, man atrodo, gyvenamosios paskirties loftas, ten gal 35 kvadratų, 135 000 eurų. Kainos labai sparčiai pakilo nuo karto, taip. Bet tiesiog reikia suprasti žmonėm, kad gyvenamosios paskirties loftų šiaip mažai yra ir dabar jų kuo toliau, tuo vis mažės. Tai turbūt nebebus. Jo, nu tai gerai. Dar kalbant apie įrengimą, žmonės dažnai perka. Tai bet tai įrengimas, bet dar ar sena ar nauja statyba? Ar nėra skirtumo? Man nauja. Nu, pavyzdžiui, paimkim, ar tu imtum
Nu va, paimkim Pilaitį naujoj statyboje, ar imtum Perkūnkiemį, nu ne Perkūnkiemį, bet imtum Justiniškėse arba Fabuose senoj statyboje. 2 kambarių būtų. Nu, jeigu mes lyginam tarp Pilaitės ir Fabioniškių, tai man Fabioniškės labiau imponuoja. Nesvarbu, kad sena statyba, ne? Nu, taip, bet vėlgi, čia tokie pasirinkimai, žinai, kur jeigu, kaip sakai, ar seną statybą Fabioniškėse, bet ar naują arba rekonstruotam name loftuką kažkur naujamiestį. Tai už tą patį naujas Pilaitai arba senas Pilaitai, bet didesnis. Nu čia 1 kambario, o senoj statyboje tada 2 kambarių, ne? Taip, naujas. Tada naujai. Naujas, jo, kaip jum? Kodėl? Dėl to, kad neteitų kažkokios renovacijos, visa kita, garso izoliacija tam senam name. Nu, bet nuomininkas gyvens ne tu. Ir plus, pijokai. Ir plus vertės pakilimo šansai yra didesni naujai statybai, nei kad ten senai statybai. Tai nors sena statyba, ką matom pastaruoju metu, ten kitos rajonuose, Fabioniškės, Justiniškės šiuo metu sparčiau kilo. Kosmos. Taip. Ir ten jau įpirkti yra sunku. Man gal pagrindinis kriterijus būtų, labai dažnai žmonės sako, dėl komunalinių mokesčių. Jo, ir beveik visi, ta prasme, nes nuomininkui tas svarbiausias nuomininkai dalykas. atėjo, pateikite man sąskaitos išlaidas. Ir jeigu ten pas tave, nusipirki ten senoj statybui Pilaitį ir ten už 2 kambarius ten moki 120 už šildymą, nu tai tada tada pagalvoji, kad gal geriau 1 kambarį naujoj statybui mokė 20-30 eurų šildymą, bet... Taip. Nu, aš pats nuomininkas, kai buvau, tai visą laiką irgi man fokusas buvo, kad kuo mažiau ir kuo pigiau mokėti už pačią nuomą ir už pačius mokesčius, kad tu, tos pinigus taupytum kažkur tai būsto įsigijimui ir taip toliau. Tai manau, daug kas taip pat masto Ir grįžtant prie tų visokių loftukų, studijo tipo butukų ir panašiai, rekonstruotose namuose gamybiniuose, tai dažniausiai ten stovi tas kolektorinis radiatorius dažniausiai reguliuojamas ir tie šildymai yra... Elektrinis dažniausiai. Arba elektrinis, arba, senuose gamybiniuose pastatuose buvo, likę seni tie, tai jie kažkaip išsaugo ten juos ir tie šildymo kaštos tiem ten 20-30 kvadratų loftukam iš esmės labai nedideli yra. 300 eurų. Jo, metam. Jo, nes daug būtų labai yra, jie dalina ten per visus būtus ir tada gaunas ta sąskaita ten 20-30 eurų. Nuomininkui yra pliusas. Tai investuotojas, kuris perka irgi tokį daiktą, irgi tegul atsižvelgia. Tai labai geras pavyzdys buvo pats, pardavinėjau naujamiestį loftą, ten, sakykime, kaina 105 000. Žmonėms sakau, tai žiūrėkit, jūs galite naujamiestį tam pačiam pirkti seną statybą, sumokėsite ten už tos 2 kambarius 100 pem, nuoma bus lygiai tokia pati, tas pats 600 bus, ta prasme, bet jūs irgi tada pasiskaičiuokit, jūs sumokat ten 3 tūkstančių daugiau, šildymo sąskaitos nuomininkui žymiai bus didesnės ir panašiai, ir tada ir gaunas taip, kad dažniausiai jo žmonės tada supranta, kad taip, nesąmonė ir kad geriau tada gerai. Pigiau. Tai čia puikiai. Kokie tavo argumentai, Raunai, būtų? Pasirinkti seną ar naują statybą? Ne, tai aš manau, kad tas dėl komunalinio yra... Tau kaip savininkui gal ir dzin, bet jo, tu turi pagalvoti apie savo nuomininką. Tau kaip savininkui skauda siūs sąskaitą su 100 pem šildymu, nes tu tada turi pasiaiškinti prieš nuomininką dėl ko tokia. Ypač jeigu tu sakėjai, čia bus 20 eurų, ne, ir atėjo 120 eurų. Ja. Bet tai manau, kad, žinai, tu turi pagalvoti apie šildymą, tarsi išlaikymo kaštus, lygiai taip pat turi galbūt pagalvoti, ar tavo nuomininkui bus patogu gyventi ir kaip su kokiu parkingu. Jeigu su parkingu yra bloga situacija, ir tada tu rasi nuomininką, kuris galbūt iš vis bus be automobilio. Kokios yra jam galimybės. Jeigu tu ten, kaip pavyzdys, nupirksi kur nors žemuosiuose paneriuose, kur, tarkim, ten net nebūtų, tu neturėtum parkingo ir nebūtų parkuotis, čia tokia, žinai, hipotetinė situacija. Tai klausimas, ar tu išnuomysi tokį turtą, nes nuomininkas greičiausiai bus automobiliu. Taip. Ir sakys, come on, aš nenoriu ten kilometrų spindulių kažkur automobilių pastatyti ir kiekvieną kartą vaikščioti, kas būtų didžiausia nesąmonė. Tai reikia tokius, žinai, dalykus apgalvot ir įsvertinti, nes mes būna po to dažnai matom, kad arba tu išnuomai ir nuomininkas pragyvena ten 2, 3, 4 metus,
arba tie nuomininkai labai dažnai keičiasi ir ten kartais gal net neišgyvena, žinai, metų. Nes ten kažkas prasideda, kažkas triukšmauja už sienos, kažkur remontus kažkokius daro, kažkokios statybos prasideda, dar kažkas, nu, žinai, kas dar kitas svarbus momentas, kurį mes aptarėm prieš filmavimą, kad labai reikėtų pasižiūrėti, renkantis, kad ir naują statybą, kokią situaciją su konkurencija. Nes, pavyzdžiui, pasileidžia kažkoks didelis projektas, nu, kaip pavyzdys Kailome, aš turėjau butuką, mes ten konkurentų tokiam pačiam plotui, tokiam pačiam butui turėjom dar turbūt 7-8 butus. Ir nu, labai sunku buvo išnuomoti. Jie eina per visus, renkasi tada. Ir žiūri, kas geriausia kainą siūlo. Čia realiai pagal kainą. Tai ir kaina, ir įrengimas, apie ką pakalbėsim. Tai taip, bet mes išlošėm per tą, kad mūsų įrengimas buvo realiai dalinai prasčiausias ir todėl mes kaina mažiausia realiai. Okay. Tai čia toks vienas kitam biškelį prieštarauja, perinant prie įrengimo temos, tai čia tą paliesim, bet jo, labai svarbu, nu, yra ir projektų, kur dabar po 100 butukų ar ne pasileidžia. Tai jo, aš norėjau sakyti, kur ten... Tai pagarsinti tą projektą, kas ten per projektas? 100 loftų padarė, nu, ten grubiai, gal matro 100 loftų. Elfų parkas. Mažiukų ir visus praaiškiai įrengė vienodai. Ten gal tik tais vienam aukšte viena spalva, gal kitam aukšte kita spalva, žinai. Ir realiai tu kaip investuotojas nusipirkai ir dar žinai, kad 30 loftų, 30 pirkėjų nusipirko lygiai tokį patį identišką, ta prasme, spalvų gama, viskas, virtuvės, viskas vienodai. Ir kai tie objektai pasileidžia nuomos rinkoje, visi yra vienodai. Tada net kažkiam nuomininkui gali susidaryti įspūdis, kas čia vyksta, ta prasme, čia gal apgaulė kažkojo, kad čia 20 skirtingų žmonių nuomoja tą patį loftą, kiek tu laiko užtruksi, kol jį išnuomasi, tai arba tu tada turėsi, kaip sakai, būti pigiausias, kad tu, žinai, pristrauktum, arba tada laukti 3 mėnesius, kol visi kiti galbūt išsinuomas ir tada ateis jau tavo galaidė. Tai tiem, kas nusipirko ten vieną tą loftuką ar ten 2, jiem ir nuomos ilgalaikį nuomai tikrai gali būti sudėtinga išnuomoti dėl konkurencijos, bet jeigu ten nusipirko kokius 5 ir nuomoja trumpalaikį nuomai. Tai trumpalaikį tai dzin. Kaip ir dzin, jo, bet su ilgalaikį nuoma bus nu, gal, žinai, ir per ilgą laiką kažkiek pasiskirstys terminai tie. Bet išnuoma. vis tiek yra didelis kiekis. Nu, žinai, tikėtina, kad ten vienu metu bus keli variantai, ta prasme, laisvi, žinai. Šiaip įman ten tų loftų dabar gaunasi, nu, žiauriai daug iš esmės ir tų mažiukų. Gražus. Tai įsivaizduok, tu atsidarai ir tu pasižiūri, kad, nu, tarsi tau yra pasirinkimo ten, nežinau, ten 40, pavyzdžiui, loftų. Ir visi yra ten, tarkim, 25 kvadratų, kaina visų ten nuo 500 iki 550. Tai aš dėl ko gal čia einant jau ir rengimą, tai taip ir bus, kad kai visi ten 10 vienodi yra, visų kaina vienoda ir kažkoks vienas atsiras, kur galbūt gražiau įrengs, galbūt kokybiškiau įrengs, galbūt kažkaip kitaip minimalistiškesnį tą įrengimą padarys, jisai dažniausiai įsiskirs į jo pirmą ir išnuomos. Čia įsivaizduok, ten nuomenį, tarsi tu eini koridorium, ir ten netyčia, ne savo durys ir jos būtų atrakintos, ir tu įeini ir tu galvoji, kad tu pas save namietė, nežinau, nusirengi, eini ten į dušą prausis, o ten jau kažkas prausis, o ten jau Sergejus prausis. Šiaip dažnai galvoji tokias situacijas, ne, kad tu užeini į kitą butą ir ten kažkas. Ne, bet tu įsivaizduok, tu įeini į kitą butą ir tu net nesupranti, kad tu esi kitam butė, tu nesi ne savo. Iš asmeninių daiktų kažkokiu atskiriai. Ne, tai čia gal daugiau irgi perinant prie to įrengimo, investuotojams irgi patarimas, galbūt jeigu ir daro ten 10-20 būtų, nu nedarykit visko galbūt vienodai. Taip, aš suprantu, kad jums gaunas pigiau, taip, pirkt laminato ten 1000 kvadratų užsiperkia ant visų ten tų būtų. Ne, nu gerai, grindys gali būti vienodas, jo, bet tu bent jau su baldais biški kažkaip sužais, žinai, vieną sieną gal tada biški tada duok akcentą kažkokį. Nu, šiek tiek gal paįvairint būtų gerai. Iš esmės. Nes ne visų skoniai yra vienodi, taip, vienam žmogui patiks, o kitas žmogus sakys, kad čia per raudonus sienos, ta prasme, man čia sakys, nu, man nesąmonė visiškai tas raudonas sienos ir ten mėlynos virtuvės. Turbūt dėl kokybės, kad su kokybė nereikėtų pataupyti ir padaryti maksimaliai gerai? Ne. Šitą dalyką. Ne. Nereikia persistengti. Nereikia persistengti, bet... Nes po to tu ir bijai visko.
tu bijai, kad ateis su vaiku, tu bijai, kad ten ateis su šuniuku, tu bijai, kad gyvens vienas žmogus ir blemba, čia sudėjau parketlentės, investavau ten 5,000 eurų į tas grindys ir dabar bijosiu, kad tas nuomininkas ten kažką padarys. Nu tai tada, jeigu tu taip pasidarai, tai tada tu nesinuomok. Užakink ir laikyk. Aš vis tiek dėl kokybės esu šalininkas, kad tik kokybiškai renginėt, pirmas dalykas. Puikus dabar pavyzdys ir pardavimo atveju. Ta prasme, loftų dabar, tam pačiam, nežinau, naujamesti, ten, nežinau, 12-13 yra rinkoje. Žmonės pas mane ateidavo, žiūrėdavo, nežinau, ten 6-8 loftų. Ta prasme, išsirinko mano grinai dėl kokybės, dėl to, kad mato... Čia tau taip atrodo. Ta prasme, aš girdžiu, ką žmonės sako. Tai žmonės ateina, sako, jo, pasižiūrėjom, ten iš vis be baldų, be nieko, tiesiog laminatai sumesti, bet kaip, bet kas, kriauklės pigiausios, lenkiškos, visos ant technikos, viskas, žmonės nedurni, tai jie mato, žiūri. Ir tada tu pardavimo atveju išloši, nes tavo išsirinks greičiausiai iš tos visos gausos. Nuomos atžvilgių vėlgi tas pats. Nuomininkas, jeigu moka 600 eurų, kas yra jau nemažai, čia vėlgi kalbam apie tą standartinį 2 kambarių loftą, tai tada jis irgi tai nori tos kokybės kažkas, kad būtų tos pačios plytelės kokybiškos, tas patys technika. Plytelės tai jam šiaip dzin, iš esmės. Spalviškai turi minti galbūt, bet jo, pats dizainas jam turi būti smagu jame, bet aš noriu pasakyti, kad taip nereikia daryti pigiausiam medžiagom, tai nežinau, nuvažiuoji senukus ir sakai, dabar viską, ką turit pigiausią, man tą ir duokit. Ten kriauklės, santechnika, ten dušo kabina, taip nesako, klozetą. Bet perka pagal kainą vis tiek. Tai čia gal pirmą dar reikėtų pasižiūrėti pagal lokaciją. Kur tu tą objektą įrenginėjai? Ir koks bus pas tave kainų lygmuo? Jeigu tu ten nupirkai bendrabučio kambarį, ne... Tai turbūt yra vienas dalykas. Jeigu tu nupirkai loftą arba tu nupirkai, antras dalykas, jeigu tu nupirkai butą Sanguškų parke, už ten 7,000 eurų už kvadratą, tu vėlgi darai kitaip. Čia pigiausia būtų 7,000 kvadratą. Tai tada pigiausia nupirkai, tai tada pigiausia medžiagą įrenginėjai. Ne, tai Arūnas gerai sako, bet mintis buvo tokia, kad... Reikia išlaikyti tam tikrą, kaip pasakyti, protingumo kriterijų. Dažniausiai pasiteisina tas toks, vidutinio lygio įrengimas, Aš visą laiką klientams sakau, įrenginėkit to medžiagom, kurios atrodytų taip gerai ir ten kažkokia santechnika, viskas... būtų pakankamai kokybiška, plus, kad jums po metų ar 2 nepradėtų viskas ten birėti ir... Aš tai manau, kad medžiagų yra daug gerų ir kokybiškų, ten grožis dar kažkas tai galbūt skiriasi, bet labai svarbu, kad būtų pilnai išbaigtas tas būtas. Ten plintusai sudėti, galiukai suvesti, rankenos veikia ir taip toliau. Paveikslai pakabinti, užuolaidos yra. O ne taip, kad čia televizorius, kam nuomininkų televizorius, norės nusipirks. Daug vystų tas toks yra. Tai aš dėl televizorius gal turėčiau kitą nuomonę, bet kaip pavyzdys skalbyklė. Arba sofa. Tai jų nuomininkas gal norės savo sofas kažkas. Tai pas mus ne tokia rinka, kad žmonės ateitų su savo baldais, išbūtų į būtus, tuos baldus tampytus. Taip. Šiaip, nežinau, pastebėjot ar nepastebėjot, žmonės vis labiau, ypatingai mažose būtuose, prašo skalbyklės, džiovyklės, nes dažnai žmonės... Nes tiesiog nėra vietos, kur išskleis tos, žinai. Jo, bet koks 8% žmonės vis tiek nedaro 2 viename, dažniausiai tiesiog skalbyklę. Nes jiems atrodo... supratimo ir pataup. Nes jiems atrodo, kad... žinai, PM7 eurų. Taip, bet tiesiog nėra supratimo tokio, kad kas... Kaip sakau, nėra pagalvojimo už tą nuomininką ir įsijautimą kažkokį jo tą situaciją. Taip. Nes kokia būna klaida, žmonės gyvena savo bute ir nori padaryti kažką panašaus pagal tai, ką jie turi. Bet gal tai nuomininkui yra visiškai nepriimta. Tarsi, kaip sakau, žinai, sudėti nuomojamą butą, tarkim, parketlentas. Ar tai yra teisingas sprendimas? Nemanau. Gal geriau sudėti vinilą, kuris bus žiauriai viskam atsparus ir tu ten visiškai neturėsi problemų, ne? Ir nebijosi su šuniu įleisti. Taip, nebijosi su šuniu įleisti. Nebijosi stiklinio vandens išpilti. Nes tau pakeist grindis bus realiai sudėtingiausia. Pakeist įmontuojamus baldus irgi bus sudėtingiausia. Bet pakeisti ten, pavyzdžiui, sofą, pakeisti lovą,
pakeisti kilimą kažkokį, pakeisti užuolaidas. Tai yra šiaip labai nesudėtinga. Nu, realiai, tu vieną sofą ten įdėjai nuotrauką į ten grupę atiduodu, supuolė 20 žmonių, atidavėjai, užsisakėjai ir tau kitą dieną vos neatvežė kitą, žinai. Nu. Būtent, taip. Tai ką, turbūt galim rezimuoti, ar ne? Aš dar žiūriu, ar visus klausimus aptariam. Manau, visus, nebent gal pabaigai, nežinau, kažkokių tipsų investuotojams, tie greičiausiai klauso daug ir naujokų investuotojų, kurie galbūt savo pirmą būstą perka. Nežinau, kokie galbūt jūsų tipsai, ką tokiem žmonėm. Tos tipsus paminėjom turbūt, kad, taip. Aš gal dar vieną mintį pasakysiu. Kartais, pavyzdžiui, gal geriau investuoti yra, nežinau, ar nematot, kad rinkoje yra 80 ir daugiau procentų visos nuomos pasiūlos 2 kambariai. Taip. Ir, pavyzdžiui, gal tada verta investuoti į 3 kambarių butą. 3, gal net 4. Gal net 4. Ir kur tu tada neturėsi konkurencijos ir tu greičiau gal rasi nuomininką, ne? Ir tau gal net ir bus kažkoks... Variantas geras, bet čia labiausiai koreliuoja su kaina, manau. Jeigu dažniausio investuotojo kaina yra 100-120 tūkstančių. Jo, bet čia aš čia bendrai prasme, jeigu tu ten, tarkim, turi tos pačius 200 tūkstančių, ne? Tai gal nepirk 2 kambarių butą Šnipiškėse, bet gal tada pasižiūrėt, dabar bandau, kur čia 3 kambarių butą nupirkti. Gerai, 2 kambarių būtų daugiausiai yra, bet, taip, 3 kambarių būtą nupirkti būtų geras sprendimas, bet lygiai taip pat ir 1 kambario būtuką nupirkti būtų geras sprendimas, nes jų irgi yra mažiau. Ir tu tada automatiškai pasiūlai mažesnę, tu turi nuomos kainą mažesnę, tu turi vėlgi daugiau tos sudomėjimų. Čia toks, galbūt investuotojams pasvarstymas, būtų labai smagu, jeigu žiūrovai parašytų, kas yra investavę, arba planuoti investuoti, ar 1, ar 2, ar 3 kambarių butą. Patarimo reikia, tai galit parašyti mums į e-mailą. Kas tie brokerė@gmail.com. Taip, ir atsakysim. Ir komentuokit, kokie jūsų tipsai būtų, kokie jūsų patarimai dėl nuomos. Ir svarbiausias dabar dalykas. Gerai, kad nepamiršau. Kita laida yra Q&A mūsų laida. Tai čia tuo pačiu rašykit klausimus ar į mums e-mailu, ar po mūsų šitų podcastų. Galite ir Instagram'e rašyti, galite, nežinau, mum asmeniškai kažkur per Messengerį. Patogiausia galbūt būtų, jeigu rašytumėt arba e-mailą, arba čia po šito video. Ir galit, kas gerai, kad galit klausti viską absoliučiai. Belė ką galit klausti. Absoliučiai? Jūs tas padarys atranką, atrink klausimus, kuriuos mes kitą laidą ir apžvelgsim. Pirmas Q&A mūsų tikrai buvo sėkmingas, daug buvo peržiūrų, daug įdomių klausimų buvo, apšnekėjom apie daug įdomių rajonų ir būsimų portalų. Klauskite apie nekilnojamo turto, bet tarsime brokerystę, apie investavimą, apie, nežinau, bet ką iš esmės. Jeigu sugebėsim, tikrai atsakysim. Sugebėsim. Jo, atrinksim tos klausimus, dar beje yra nuo prieitos laidos jūsų likusių klausimų, tai juos taip pat atsakysim. Tai va, to šiandien... Spauskit like, subscribe. Jeigu patiko, gavot gerų patarimų, nepagailėkit jūs to laiko paspausti, nežinau. Taip, kartais ten mes kažkur gal pagailim to laiko, bet jeigu tikrai patinka, padedam. Šiaip prašymas tikrai tą like arba subscribe spausti, kad mūsų podcastas būtų, kaip pasakyt, dar labiau matomas ir jeigu jis bus dar labiau matomas, mes ateityje galėsim pasikviesti dar geresnių, kaip pasakyt, svečių, temų išrutuliuoti. Įdomesnių svečių, kurie ateitų ir čia su mumis pasikalbėtų ir pasidalintų. Šiaip manau, kad visus svečius, ką turėjom, tikrai buvo naudinga ir įdomu pasikalbėti su jais, bet kas žino, kas čia gali ateiti ir užimti 4 kėdę. Arba 3. Jo, taip kitko ieškotumėm gal naujo vedėjo, ne? Okay. Gerai, tai ačiū žiūrovom ir iki kitų kartų. Iki viso. Iki.